Šį kartą pasinerkime į įdomų hipnozės mokyklų pasaulį. Pirmiausia, turime dvasinį požiūrį. Ar esi kada nors girdėjęs arba dalyvavęs šamaniškose apeigose, kur kvapų, garsų, maldos ar gamtoje randamų medžiagų pagalba pasiekiama gilaus atsipalaidavimo ir dažnai pakitusios sąmonės būsena. Dvasinės praktikos ir tapo pagrindu tolimesniems hipnozės tyrimams. Antroji mokykla tai transo tipo hipnozės, tokios kaip eriksoninė hipnozės mokykla, kurios pradėjo savo tyrimus dar 18 amžiuje. Ši mokykla daugiausia dėmesio skiria pakitusios sąmonės būsenos panašios į transą pasiekimui, nors ji ne visada gali duoti pastovių rezultatų. Nepaisant to, tai intriguojantis kelias mūsų hipnozės kelionėje. Kitą kartą gilinsiuos į įrodymais pagrįstos klinikinės